Sveiki visi atvykę į mano pirmąjį vlogą. Aš esu Kotryna ir nusprendžiau pradėti įrašinėti savo trumpus gyvenimo momentus, pasidalinti svarbiausiais džiaugsmais su jumis. Galbūt iš manęs rasite kokių patarimų. Nežinau, kaip man seksis, kaip jūs mane priimsite į didelę šeimą, bet pabandyti verta vis tiek. Tikrai nieko blogo nedarau. Iš tikrųjų, tai labai senai norėjau pradėti daryti tokio pobūdžio video, bet kažkaip nedrįsau, kažkaip abejojau vis savim, bet galvoju, reikia, vis dėlto pabandysiu. Taigi, kas aš apskritai esu tokia ir iš kur aš išdygau? Aš esu Kotryna, man yra 24 metai, esu pirmojo kurso bendrosios praktikos slaugos studentė, dirbu, mokausi, šiuo metu atlieku ir praktiką, tad gyvenimas pastaruoju metu labai intensyvus, labai kupinas daug aktyvumo, daug gyvenimiškų reikalų. Turiu labai daug pomėgių, rašau dienoraščius, istorijas, skaitau knygas, retkarčiais mėgstu sportuoti. Šiuo metu nelabai atrodo iš mano išvaizdos, kad aš esu labai sportiškas žmogus. Taip pat mėgstu aktyvų gyvenimo būdą, žygius, mėgstu bendrauti su žmonėmis, nors ir esu labiau intravertė, bet kažkaip stengiuosi pralaužti tuos ledus. Dažniausiai taip atrodau praktinių paskaitų metu, šiek tiek atrodo labiau pavargusi, bet nesvarbu. Sunkiausias mokslas yra anatomija. Jisai labai įdomus, kupinas įvairiausių įdomiausių dalykų, bet jis yra pats sunkiausias. Mane labiausiai motyvuoja tokie žmonės, kurie viską savo gyvenime pasiekė savomis rankomis, kurie sunkiai dirbo, kurie niekada nepasidavė, kuriem visos problemos gyvenimiškos netrukdė eiti, siekti ir daryti. Tai mane labiausiai motyvuoja būtent tokie žmonės, stengiuosi juos lygiuotis, o tų žmonių sutinku tikrai gana daug, tiek savo šeimoje, darbinėje aplinkoje. Kodėl apskritai prakalbėjau apie tuos motivacijas? Tai dėl to, nes, kaip ir minėjau, pati stengiuosi kažką daryti, įprasminti savo gyvenimą. Esu dar jauna, noriu daug ko pasiekti, noriu kalnus nuversti, bet kartais reikia ir to spyrio, ir tos motyvacijos, todėl labai džiaugiuosi, kad turiu didelę šeimą, kurioje yra nuostabių žmonių, labai visus myliu, labai visus gerbiu. Ir ta savęs paieška mane atvedė prie medicinos. Kodėl aš pasirinkau mediciną? Todėl, nes manyje kirba noras padėti žmonėm, noras gelbėti gyvybės, noras būti su žmogumi, noras įprasminti save ir palikti kažkokį pėdsaką. Šiuo atveju tas pėdsakas būtų tai, kad tas žmogus, kurį aš slaugau, kuriam aš padėjau, mane prisimins kaip gerą žmogų, kaip malonų žmogų. Ir man tai yra pati didžiausia padėka, kad aš buvau sunkiausiamis to žmogaus gyvenimo akimirkomis ir sugebėjau kažkiek jo sunkiausius momentus paversti nors truputį geresniais. Ir tai man yra didžiausia paskata eiti, daryti ir siekti dar aukštesnių tikslų. Šiuo metu dirbu slaugytojos padėjėja, susiduriu su įvairiausiais ligoniais, įvairiausiamis ligomis, įvairiausiamis ligonių istorijomis. Daugelis jų tikrai palietė mano širdį, labai sunku psichologiškai ištverti tas liūdnas žmonių istorijas, matyti juos sergančius, darbas be galo sunkus. Vis dėlto, kad ir kiek būtų darbų, reikia nepamiršti ir savo pomėgių, mėgautis kiekvieną gyvenimo dieną ir svarbiausia – ilsėtis. Ir kaipgi aš randu laiko savo pomėgiams ir kokie tie mano pomėgiai? Vis tiek atsiranda tų tarpų, kai nemiegu ir kai nesimokau ir kai nedirbu. Tai žiūriu anime,
žiūriu serialą, kartais žaidžiu kompiuterinius žaidimus, kartais čia jau labai nuo laiko priklauso toks dalykas. Kartais paskaitau knygą, kartais papiešiu, bet dažniausiai dabar žiūriu anime. Mano anime, kurią dabar žiūriu, yra One Piece. Jinai labai ilga, bet labai spalvinga, labai įdomi ir joje yra visko, daug. Na, žodžiu, reikėtų pasižiūrėti ir manau tikrai patiktų. Tai vat, prisistačiau trumpai apie save. Papasakoju, su kokiais sunkumais susiduriu, kuom užsiimu gyvenime, ką apskritai veikiu, kodėl čia esu, kokie mano pomėgiai, kaip ilsiuosi ir panašiai. Tad galima jau artėti prie pabaigos. Prie mažais žingsneliais užbaigti šį pirmąjį video dienoraštį vlogą, kad ir kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Taigi, galėjau jį labai jaudintis, galėjau žodžius pamesti, stengiausi būti savimi, stengiausi kalbėti iš savęs, neskaityti kažkokių tekstų, kad nebūtų to dirbtinumo, vis tiek norėjau pradėti tos vlogus ir tikiuosi, kad pasiseks. Taigi, ačiū, kad buvote šiandien su manimi, kad žiūrėjote visą video, kad išklausėte apie mane viską. Visą mano išpažintį, mano pirmąjį prisistatymą. Esu jums labai dėkinga, kas užėjote į mano video. Atsiprašau už klaidas, už gramatinės klaidas, kurias galėjau padaryti šnekėdama, už mano tokį judesių miksą, kai jaudinuosi labai nenustygstu vietoje. Darau atsiprašant nesąmonės, kaip dabar dariau visokie judesiukai. Taigi, prašau, pasubscribinkit, galbūt palaikinkit ir lauksiu jūsų sugrįžtant savo kitam video. Planuoju daryti kitą mėnesį. Dar kartą dėkoju, kad buvote su manimi. Kviečiu užsukti į mano YouTube kanalą. Aš kartais keliu YouTube Shorts, trumpus video, kaip rengiuosi, kaip dažuosi ir panašiai. Planuoju kitą video daryti kitą mėnesį, bet žiūrėsim, gal ir anksčiau, gal ir vėliau. Dar duosiu tikrai žinių. Taigi, ačiū Jums, kad buvote ir iki kitų kartų.